Žaislai išaugo, vietoj mažų mašinyčių atliko didelės mašinas. Žmonas, kai su lelytėm žaidė, kažkaip jos neišaugo. Aišku, dabar ten galima sakyti, kad moteris ir moteris, bet ne, mes ten normalių pakraipų esam. Tai geriau, tegul vyrai suaugę būna ir su tom didelėm mašinytėm žaidžia nebe smėlio dėžėje, bet autokroso trasoje. Didelis ačiū labai mechanikams, didelis ačiū rėmėjams. Tai sportininkai šiandien turi progą atsidėkoti tas, kas jums padėjo visą sezoną. Kaip aš sakau, po 50 tai mažiausiai privalote pilti. Va, iškart ima veiksmą, teisingas sprendimas. Ne, kažkas pilės ir pats savo turbūt. Ja, tai ypatingai dėkojame teisėjams, be kurių neįvyktų nė vienas varžybas. Labai dėkojam ir organizatoriam. Šiemet mes jau turėjom... Andriau, be blemba, tu nekavok tą savo plikęs. Matai, žiemą net atėjo per tu tavo kepurį. Tai va. Ačiū. Dabar pasitos, kai apdovanos juos ir patį priekį jo. Labai norim padėkoti, irgi čia yra Darius Liučvikis. Tai Dariuk. Bet jam šiandien tokią bausmę skirtą, vairuotojai dirba šiandien. Tai Dariuk tikrai, ir va čia žmonai irgi noriu padėkoti, kad tave išleidžia į varžybą, žinai, tai... Tarp kitko, fotografas. Tu oficialius asmenis pafotografuok kitą kartą irgi biškį, nes kai mums reikia va tokiom padėkom nuotraukų, jeigu sąžiningai žinokit, vieną neradau, niekur. Jis ten sėdi kabinete užsidaręs prie savo kompą, ten groja, tai va Dariuk, dar kartą sakau ačiū. Savo norėčiau pasakyti, nes jeigu taip toliau dar gerai dirbsim, mes dar galėsim susitikti ne tik tokiamis ir vestuvėse susitiksim manus. Nes teisėjai tiek suvažiuoja, matot, kaip buvo šiais metais. Mes susitiksim tam netokiam dalį. Ja, tarp kitko, čia pat kai teisėjavom ir pabandėm sustatyti aukštaičių su žemaitėm, tai tas mūsų vienas aukštaitis garbanotų galvų tiek susisukė jam galvą, kad jau žemaitiškai mokinasi kalbėti. Bet aš sakau, jeigu tu išgyvensi su žemaitė 50 metų, būsi 3 kart Lietuvos didvyris. Taip, labai norim padėkoti Tadui Stepanavičiui. Tadai, tu kažkada važiavai su mašina ir va ta vienintelė nuotrauka ir radam. Bet šiaip, sakau, žinok, nepasėktų už mašinas vairą, geriau sekretariatą dirbti. Šiaip labai patiko, kai dirba. Tai sakau, nuoširdų tikrai ačiū. Tai va, čia dar kai buvo jaunas, gražus ir su mašinu važiavo. Jos startavo po 170 su virš dalyvių. Tai pasiplokim patys savo. 170. Bendroj sumoje, tai sakau, tikrai įspūdingi skaičiai. Taip, kad čempionatai tikrai toli iki mūsų. Tai 11-10 dalyvių, taip vidutiniškai, 1-6 klasė, 19-17, 2 litrai, va tie jau įspūdingiausi, 29-31 dalyvis, tai Super 2000, 27-25 dalyviai, RVD 3000, tikrai kuri klasė išpopuliarėjus ir tokia įdomi ir žiūrovams. Nuo 15 iki 18 dalyvių sudalyvavo. Gaila, kad, bagių klasė, jinai kaip ir yra. Aišku, ir dabar čia tų bagių prisipirko, čia biškį ir tų nominacijų bus tiem vaikinam, papasakosim apie juos. Nuo 9 iki 10 dalyvių, tai mini bagiukai bandėmės juos priglaust, bet šiemet lietuvių tik tai yra 4 lietuviai te važiuojantys. Tai galbūt kažkas iš tėvelių nori savo piniginę pasiploninti, tai žinau, pas ką galima nupirkti mini bagiuką, laisvų yra, tai turėsit galvos skausmą, bet bus veiklos pakeliauti per Lietuvą, per Latviją.
Tai va, ir Folkreiso 1.6 klasė irgi taip 18 dalyvių sudalyvavo, 2 litrų klasė irgi po 19, AVD plus RVD, nu čia biški mažiau, 7-13 dalyvių. Tai va, ir turėjome Aukštaitijoje 14 командų, Žemaitijoje 18 командų. Tai, бралюки, Латвия, вам перевести надо чуть-чуть? Расскажу тоже. Можно, да? Немножко статистики. Вот, скажем так, в нашем Кубок кросса участвовали, в общем, 170 участников. 170. Такой цифры, ну, очень. И по классам, так скажем, и джуниоры, 11, 10, так, 1, 6, 19, 17, 2-литровый, 30 участников, Супер 2027, 25, РВД 3000, 15, 18, ну, Огненный, 13, 10, ну, вот Баги класс, этот, Данил, хорошо, что приехал. По-моему, больше нет на Баги. Но хотим, что на следующий год у нас тоже было бы в этом классе. Ну и Folkreiso у нас это не то, что у вас Folkreiso, у нас нельзя покупать машину. И тоже по 18, по 19, по 10 участников и, скажем, команды 14 Aukštaitijos Kubok и 18 Žemaitijos Kubok. Ateinantys sezonas, 26 sezonas, jau vadinsis Lietuvos autokroso pirmenybės. Nebebus Aukštaitijos, nebebus Žemaitijos, bus Lietuvos autokroso pirmenybės. Ir planuose yra 8 etapai, datų negalim dar dėliot, nes pirmenybę vis tik tai Lietuvos čempionatai turim suteikti, tai galbūt jie galėtų prie mūsų taikytis, ne mes prie jų, bet, nu, bet tiesiog taip tokia yra hierarchija, kur taip turim išlaikyti. Tai etapai numatyti tokie: Plungė, Gargždai, Telšiai. Labai smagu, kad grįž mūsų dar vienas organizatorius, Ukmergė, naujas. Tai paplokim jiem. Tai va, vaikinai prižadėjo, kad pas juos etapas bus. Tai Aiskriauklė, vienintelis etapas bus Latvijoje Aiskriauklė, tada Akmenė, Kupiškis ir spėkit, kas dar vienas etapas. Biržai. Ne. Ne. Šakiai. Ja. Tai va, ir jeigu viskas gerai, bus vienas etapas. Akmenė vardėjau, bus. Akmenė, Gargždai, viskas bus. Tai va, bet Edgaras Kurauskas planuoja irgi padaryti džokerį. Ir tarp kitko, šie ateinantį sezoną bus, jeigu yra džokeris, reiškia etapas vyksta. Nėra džokerio, reiškia varžybos nukeliamas kažkur kitur arba išvis neįvyksta. Tai kažkas turi ir namų darbų. Tai ką dar noriu pasakyti apie techninius reikalavimus. Tai aprašysim Folkreisą labiau. Folkreisas girdit? Ja, jums bus irgi ten aprašyta smulkiau, kad paskui nereiktų mašinos kilimėlių pjaustyt, purvasaugių gaminti, nes irgi sako, kas čia per daiktas tas purvasaugis. Nu, bet paskui suprato. Tai va, ir sversim, tikrai investuosim į svarstyklės ir automobiliai bus sveriami. Tai kam svorio truks, daug sveria. Nu, tai tu turi per žiemą laiko išlengvinti. Ja, ant savęs kokie 20 kg nuves. Taip, dailus bachūras atrodai, bet žiūrėk, koks kudutys, senelis dailus. Tai va, tai tokie nusimato. Ir dar ką planuojam gruodžio mėnesį padaryti seminarą apie techninio automobilio paruošimą, bet ne apie homologacijas. Grinai, kaip teisingai padaryti sportinį automobilį. Lankai, sėdynių tvirtinimai, su pavyzdžiais, su saktim, kaip teisingai privyrinti. Nu, viskas bus toks akivaizdu ir paprasta.
kaip padaryti, kaip apdengti, masės išjungėjai, dar kažkas, tai nesakykim, šiemet Folkreise daug kas neturėtų masės išjungėjų, tai vis tik tai, toks bus irgi reikalavimas, ten nesudėtingas įsidėti, nes, apvirtas ar ką, kad jeigu užsidegs automobilis, pravodkė, kad galėtumėm tikrai Pradėkime alfabetas. Tai Aukštaitijos kroso taurės, 1-6 juniorų klasės, 3 vieta. Erikas Brazdžionis. Aukštaitija, Antanas Liubinas. Ir nežinau, iš kur berniukas atsirado, bet šiaip šauniai stipriai suvažiavo. Ir 1-6 junior klasės nugalėtojas Rokas Šatkauskas. Ir dar duodu šampaną, negi jūs sėdėtų taip, kad jau nusiminę. Čia vaikiškas, ne reklama, bet vaikiškas. Pamirškite pilti tą vaikišką šampaną. Ir ką, einam prie sekančios klasės. 1-6 klasė. Aukštaitijoje. Visada būdavo pirmas, bet atsirado rimtų kurių tai kažkaip nepavyko. 3 vietos laimėtojas Vytautas Tumasas. Biržų FK. Antroji vieta. Mes šiemet, kai pradėjau važiuoti, sakome, čia mūsų atradimas, ar jums kaip sekasi. Tai Paulius Latanauskas. Ir 1-6 klasės nugalėtojas šiemet tapo Marius Gilvauskas. Bet šiaip, Marius, tokia nerašyta taisyklė. Tapai nugalėtojų, tai dabar kitais metais, kaip suprant, 2 litrų klasėj bandysi pasivaržyti. Sauliau, ačiū. Labai trumpai. Man jau gana. 23 metais čempionas, 24 praleidau, 25 laimėjau, apgyniau kaip ir ne. Paleisiu žmoną. Va čia tai bachūras, paplojam! Va čia gera naujiena. Davų klasę reiškia gyva. Vytautai, neraldai ir pas Davis yra Iksas atsirado. Taip, einame prie sekančios klasės. 2 litrų klasėje. 3 vietos laimėtojas Mantas Belskis.
Ir antrosios vietos laimėtojas Raimundas Tukenil. Biržos klubas. Po 5 metų? Tai, palauk, kaip čia vadinasi, sugrįžo tik? Tik man nedalyvavo. Ir 2 litrų klasės nugalėtojas Gediminas Ašakėnas. Tai Gedai, tu dėl kaip supratą, tu per 2000 metais. Tai va, turit siekti toliau aukštesnių pozicijų. Pasnojam! Taip, einame prie sekančios klasėje. Ir Super 2000 klasėje 3 vietos laimėtojas Aurimas Liutikas, ASK Žaibas. Ir antroji vieta Super 2000 klasėje Justinas Mikalauskas. Jau, tai dabar toks gavosi netyčia toks atspirginys, tai kaip čia dabar įsipa į super kaip šokantį pusę. Ne, kaip žmogui. Čia geras, net ir aš nustebau. Blamba. Važiuoti, ne, paprašai? Jo. Nu, nieko, ūkis, galytės išveš, kad mašiną. Taip, ir Super 2000 klasės nugalėtojas Vytautas Laužikas. Pernai Vytautas tapo 1-6 klasės nugalėtojas, taip? Kaip čia? Pas jį panetkės rimta. Iškart į Super 2000 laimėtojas, tai kur kitais metais? Tai 1-6, nes dar nesunkiau buvo. Čia geras. Čia geras. Tai va, dar kartą sveikinimai. Ir einama prie RVD klasės. RVD 3000. 3 vietos laimėtojas Aurimas Jonaitis. Ekrosas. Ir второе место RVD 3000 класс Braliukas Namalis Korpin, Latvija ir Pėdėjai Sritin. Ir šiemet Aukštaitėje stipriausias RVD 3000 klasės nugalėtojas Aidas Grabauskas. Tai Aidai, kitų metų planai kokie? Senelis tapo, gerai skamba. Na, šitą klasę gyva, jeigu kad pensiją išeiti, čia pagal amžių biškitą, bet jums aktyviai nesivažiuojam. Niekas jo nepaleis. O, pakūrai, gerai skamba. Dar kartą, Aidas Korpin ir Aidas Grabauskas. Ir
klasių. Folkais 1-6 klasėje 3 vieta Donatas Černauskas. Ta pusė nemato. Antros vietos laimėtojas 1-6 klasėje Antanas Pekšas. Ir 1-6 klasės nugalėtojas Arnas Jonušaitis. Tai Arnai, tokia nerašyta taisyklė. Dabar turėjome tik ir klasę daryti. Gal dar 1-6? Nu va, prasideda. Būk pakūrės, iškart prie sportlatės. Viskas taip, kaip priklausytų. Standartai kur čia? Visi čia nežinom, kad būtų standartukus. Ir folkais 2 litrai klasė. 3 vietos laimėtojas Vitalijus Žitkovės. Ir antros vietos laimėtojas 2 litrų klasėje Marius Zajančiauskas. Nepadėjo. Ir 2 litrų klasės nugalėtojas Vilius Kiniulis. Tai dabar mačiau, kad jau baliavojo praeitą savaitgalį ir kaip suprantu, Skurdžiulės klubas prisirašęs, tai jau dabar į sporto klasę pereina. Na va, čia ir yra folkais klasė, kur auga ir užauga į sporto klasę. Ačiū Jums. Na ir Aukštaitijos komandiniai taškai susidėliojo taip, kad 3 miestą komandom tačiuotė IP Reiting Latvija. Antroji vieta komandinėje įskaitoje priklauso Biržų ASK komandai. Ir šiemet komanda nugalėtoja. Kas ten pasufleravo? Žaimas? Ne. Kupiškio automatas sportas.
sezoną? Liež, vien taurė. Vieną taurę tik tai, o praeitais metais kiek buvo? Praeitais metais labai daug buvo. Praeitais metais auksiniai metai buvo. O dabar tokie visada seks negali. Aha. O tai kuo šitie metai būtent tokie nepasisekė? Nu, dėl technikų buvo visai sena tokia, reikėjo tvarkyti, bet nelabai rūpėjo. Sunkus metai buvo, nelabai aš ten žiūrėjau į tą mašiną, buvo kitų reikalų. Šiaip, mes gerai. Supratau, o kitiem metam ką galvoji? Tai ten pat, Ten 2 pat. litrus, kartu neriuką dava, nori neriuką aplenk. O tai važiavo ir praeitais metais jisai? Važiavo. Ir kaip jums sekėsi važiuoti? Šiemet Iš galo. keliais taškais važiavo. Tai kitais metais jau konkuruosit, arba jau planuojat važiuoti. Tikiuosi, kad nebus 3 pagaliukai, jau Kad vienas. vienas. Vienas, Nu, čia bus konkurencijos, jeigu klasė tokia pati pasilieka, tai ganėtinai stiprų varžovų Šiemet turėsite. buvo nebloga ta klasė, 20 kelių būdavo. Tai jūsų 2 litrų buvo gausiausia klasė šiais metais. visada būdavo. Ir koks, aplamai, jausmas yra tokioj gausioj klasėje važiuoti, kai yra 2 pogrupiai, kai nežinai, ar iš kito aplamai Taigi išvyks. įdomu yra konkurencijų. Iš 3 atvažiuodama į fizininkai, o čia iš 20 kelių. Nesvarbu, kad daug buvo mūsų, bet kontaktų iš vis nebuvo beveik. Visi protingai važiuodavom. Supratau. Gerai, tai ačiū tada jom ir sėkmės kitam sezone. Monika, skanaus. Ar galima bus sulaukti jūsų debiuto kitais metais? Kitas klausimas. Nežinau. Aha. Oi. Nežinau, bus matyti. Bet užsidegimas toks yra, norisi biškilėk. Čiučiu. Nes tau visai neblogai, va kiek sekėsi Latvijoje, atvažiavai pirmą įsprauktai per moterų važiavimą. Trečia. Trečia atvažiavai? Nu, tai vis tiek irgi tikrai gauriai geras rezultatas. O per sezono uždarimą kaip sekėsi? Prašiau ten sekės, nes nieko nemačiau, rasojo langai ir taškė visur. Tai negavau prizinės. Okay. O šiaip sunku buvo važiuoti tokiam dideliam moterų būry? Sunku? Kaip galvoji, prieš ką būtų sunkiau važiuoti prieš moteris ar prieš vyrus? Oi, nežinau. Tai aišku, prieš vyrus sunkiau. Moteris gal tokios labiau Gal neprognozuojamos labiau. Supratau. Gerai, tada džiugu girdėti. Tikiuosi sulauksim arba kitais, arba dar kitais metais. Tai papasakok šiais metais biškį apie sezoną, nes turėjai tokį ganėtinai pergalingą sezoną. Tai jo. Nežinau, nuo ko net pradėti čia. Nuo pradžių. Pradžių? Kaip aplamai sugalvojai pradėti važiuoti, nes šiais metais kroso turė tau yra pirmas autokroso varžybos, būtent šitoj kategorijoje. Ne, pirmos buvo tokios, kur buvo plungiai, buvo pradėjo leisti Edvinas Mikinius, pavadino palautarkom, gal ten labiau ir folkreisas, po to atsirado, tai mes iš po tuo metu važiavom vykendė su draugu ir su žmona, sakau, reikia pabandyti. Visada norėjau krosę, bet ten tuo metu gal reikalavimai neleido, pabandėm. Tas pabandymas gavos toks, kad... Susirgot liga. Ne, jau čia ir taip sirgom, tai čia pabandėm labiau toks, kad ten vienam katile visi važiavom, tai ten ir galingumai nesvarbu, tai trečias baigiau, bet baigiau bent taip įdomiai. Man užgeso mašina, tai riedėdamas trečią vietą. Buvo antra, bet tiesiog, kad kokia vieta bebuvo, bet tiesiog buvau to patenkintas visą emociją. Tai ir po to sekantis etapas buvo toks kaip ir folkreiso Gargžduose, ten kadangi įvyko stogas, pakankamai nepataisomai, tai aš tą sezoną praleidau, tiesiog kolegai, draugui padėjau tą sezoną, važiavau, nu, tiesiog sergitų. Ir daug kas šnekino, gal atkeliam, bandom, aš pasakiau ne ir ieškojau to kito automobilių, kėbulo, nu, po to prieš naują sezoną pasidariau namų darbus, pasiruošiau, daug darbo įdėjau į jo paruošimą ir
startavau. O tai sakai, kad teko keisti kėbulą, tai kokią prieš tai mašiną turėjai? Ta pati Mazda. Mazda 323 toks. Nežinau, įprastai krose ten Opeliai, Hondos, Volkswagenui dominuoja. Man tai Mazda tokia, kaip Folkui nusipirkom, man jį patiko, pats įprastai važinėjau su Subaru, nežinau, kokie 18 metų su Subaru vien modeliai, čia krose tai priekis varomas. Tai tiesiog artima japoniška, kažką kitą, ne tai kad įrodyti, bet įmanoma ir su kitokiu modeliu važiuoti, pasukus galvą gerai. Tai... Tikrai taip. Ką galėtum patart, sakykime, kurie tik pradeda šitoj disciplinai važiuoti, sakykime, nuo pat folk race'o? Pirmas varžybas, koks tavo patarimas žmogui, kuris dabar kaip tik tuoj startuos? Oi. Žinau vieną dalyką, tokį, kaip sakydavau, net kur iš Tauragės važiuoju daug, tie, kur su kaimynu irgi ruošiasi mašiną, sako, ai, čia bus gerai. Pakanka, ne, padaryk iki galo, nes tas, kas, ai, čia bus gerai, tai tau važiuojant trasų išlys, kad to, ko nedadarai namuose, turėsi bėdų ir neturėsi sėkmingų, nu kaip, ne tai, kad sėkmingos, gal ji nebus sėkminga diena, bet turėsi mažiau gedimų. Siūlyčiau daugiau ir kruopščiau pasidaryti namų darbus. Tada galėsi daugiau galvoti apie važiavimą, discipliną. Bet čia kiekvienam savaip. Šiaip, kuo daugiau namų darbų, taip kaip ir mokykloje, tuo lengviau yra egzaminė. Egzaminas tai yra, daugiau namų darbų. Ja. Turi parodyti, kaip pasiruošti. Gal pasiruošimų, bet kaip ir visur. O daugiau treniruočių, o geriau, bet patarimai, gal kas šiaip ne visi dalinasi patarimais, ką daryti, ko ne, bet tu stengiasi klausi tas ar anas, bet didžiausias dalykas namų darbai. Daugiau nėra ką vidurti. Supratau, tai ačiū tau labai. Tikiuosi, kad kitais metais irgi pasiseks ir tiek pasiruošimas, tiek važiavimai, tiek aplamai irgi apturėsi ganėtinai lengvą sezoną. Ačiū. Ačiū tau. Tai Ilarijau, praeitais metais tu turėjai tokį ganėtinai nemenką incidentą. Papasakok, kaip tas incidentas paveikė tave. Gal paveikti nepaveikė iš tos pusės, bet labai daug darbo reikėjo įdėti, kad vėl būtų viskas tvarkoje ir vėl reikėjo mašiną ir vėl važiuoti. Bet šiaip nebekartočiau to, labai viskas skaudėjo, dar mokyklą nejau, tai visa mokykla skambėjo už šitą stogą, bet šiaip visai gerai. O kaip mokykla reagavo dėl to stogo, ar pozityviai ar labai negatyviai? Šiaip realiai labai pozityviai, nes kad dar atėjau į mokyklą iš viso ir labai mokytojai daug ką palaikė iš profesijos ir iš kitų dalykų mokytojai. Šiaip labai šaunuoliai mokytojai, kurie palaikė šitą dalyką ir mokytojai padėjo prie mašinos prikelimo labai. Ką išmokai, sakykime, iš to viso krešo, kurį turėjai ir aplamai iš praeitų metų sezono, gal turėjai kažkokių pamokų, kažkokių patirčių, kurias atsinešė ir išmoksi kitam sezone? Realiai tai gal pradėkim nuo to, kad neprisišnekėt, kad nebus darbo kitiem metam, nes atsitinka tada taip, kaip neplanuoji, o taip, tai gal daugiau patirties į visas trajektorijas, visus kitus stilistikos važiavimus ir kitus tokius esminius dalykus. Taip, šį sezoną vienintelės varžybos, kuriuose tu buvai suvažiavęs, tai buvo sezono uždarimas. Uždarimas ir Aukštaitija. Ir kaip tau šitos dvi varžybos, kaip tau sekėsi jose važiuoti? Sakyčiau, visai tai tikrai patiko ir labai gerai pasisekė, labai mašina nenukentėjo, labai buvo faina pavažinėti šitoj trasoj, padaryti daugiau patirties į visą šitą dalyką ir plėsti patirtį. Supratau. O tai dabar vis tiek, kadangi ta kroso taurė, jinai Lietuvoje vyksta labai plačiai dabar, jau nebe vien tik tai Aukštaitija, nebe vien Kupiškis, Biržai ir Raiskrūklė, bet jau yra ir kitos trasos, kaip Plungės,
Gargždų, Akmenės. Ar tau yra tekę jau tose trasose važiuoti, ar dar tik tai teks? Dar tik Žemaitija, dar tik teks. Dar tik tai teks. Ir kaip vis tiek teko teisėjauti tose trasose, kaip pats vertini, kaip tau seksis, sakykime taip? Lungiai tai labai tikrai norėčiau suvažiuoti. Ten labai trasos konfiguracija ir visas trasos išdėstymas žiauriai labai norėčiau. Dar galvojom, kad šiais metais pradžioje gal suvažiuosim, kai buvo pirmas, man atrodo, varžybos. Buvo noras suvažiuoti, bet neišėjo, nes mašiną nelabai spėjom prikelinėti prie to, kad prieit. Bet šiaip dar visai norėčiau Akmenį kokiai suvažiuoti, irgi visai faina trasa, labai irgi patiko, kai buvau kaip žiūrovas. Telšiuose aš nesu buvęs, nei teisėjavimo būdu, nei šiaip pasižiūrėti, bet šiaip visai būtų tikrai didelis noras važiuoti. Taip, kitiem metam jau kažkas iš tokių planų jau ir yra, jau šturmuoti ir kitas trasas, jau bandyti dėtis tą patirtį ir tobulėti toliau. Bandysim. Apdovanosime Žemaitijos kroso taurės dalyvius ir pradėsime nuo 1-6 junior klasės Žemaitijos kroso taurėje. Ir kągi mes čia turime 1-6 junior klasė. 3 vietos laimėtojas Deimantas Žiauga. Antrosios vietos laimėtojas Žemaitijos automobilių kroso taurėje 1-6 junior klasėje Antanas Liubinas. Vaikinas nepasakė, sienas visi. Kaip čia gavosi, kad per 2 vietas? Taip gavosi? Tai geri rėmėjai, ne? Galima važiuoti. Sveikinimai. Ir 1-6 junior klasės nugalėtojas Rokas Šatkauskas. Tai Rokai, turbūt didžiausias indėlis tai yra trenerė, ne? Kaip tave mokina? Dėti gazą ir neatleisti. Ja, man ir tas žodis patiko. Dėti gazą ir neatleisti. Tai ką, dar kartą sveikinimai. Deimantas Žiauga, Antanas Liubinas ir Rokas Šatkauskas. Reklama alkoholiui. Taip. 1-6 klasėje Žemaitijoje 3 vietos laimėtojas Vytautas Tumasas. Antroji vieta 1-6 klasėje Paulius Latanauskas. Paties daug kartų, kad aš po to ją pradėsiu dainuoti. Ir 1-6 klasės nugalėtojas. Žmogus tikrai su patirtimi. Vismantas Gricius. Fiursavo 1-6 nupimauti tuos dėlį. Nebeturė? Tai anetipa pensija? Margai, ten jam tą griežtą pabaigimą išrašyk. Kaip čia pensija? Iškai, pažiūrėk, seniausias tą griežtą vertas mergelę. Iškai jam įkrautų ten tą adrenaliną.
Duok pirmyn, jos pagalvoti, jaunimui bus. Tai va, dar kartą, Vytautas Tumasas, Paulius Patanauskas ir Vytautas Vytnius. Ir 2 litrų klasės 3 vietos laimėtojas Ramūnas Vaičius. Žinau, kad jo nėra, bet Šatkauskai gali paimti, jau ten Šatkauskai ar Vaičiai ten visi giminės. Tai. O, tai koks Ramūnas Vaičius, tai pajaunėjai. Tai va, gerai, perduok. Ačiū. Ir 2 vietos laimėtojas 2 litrų klasėje Gediminas Ašakėnas. Ir 2 litrų klasė, 1 miestą. Toms Reimanis, Latvija. Taip, Super 2000 klasė. 3 vietos laimėtojas Aurimas Liutvikas. Второе место, Super 2000 класс. Edgar Kuma, Latvija. Ir Super 2000 klasės nugalėtojas Žemaitijos kroso taurėje Erikas Narbutas. Man pripametai, kas tas buvo? Yra buvę. Jie buvę. Tai ką, sveikinimai dar kartą. Taip, RVD 3000 klasė. 3 vietos laimėtojas Aurimas Janaitis. Žalias BMW gerai važiuoja. Pip, 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 kuriuose buvo, pip, pip, pip. Taip, 2 vietos laimėtojas RVD 3000 klasėje Aidas Grabauskas. Ir 3000 RVD klasės nugalėtojas Lukas Gildišius. On top Ukmergė. Į topus grupą, iš karto 1 vietą. Palauk, dar biškį interviu. Tai dabar visiems garsiai prižadėjo, kad kitais metais niek jam nepirkta mašina. Mums tas neįdomu, mums svarbu dabar įdomu, kad etapas Ukmergėje įvyko, tai kaip ten bus? Padarysim. O? Va, tas kurios padarys. Va, dar mašinas neparduot ir etapą padaryt. Va, čia tai bus tada smagu. Taip dar kartą sakau. Aurimas Janaitis, Aidas Grabauskas ir Lukas Gildišius. Ir einame prie Folkreis klasės. 3 vietos laimėtojas Folkreis 16 klasėje Donatas Černauskas.
Antros vietos laimėtojas Antanas Bekšas. Ir Žemaitijos automobilių kroso taurės Valkreis klasės nugalėtojas Arnas Janušaitis. Keliam taurės į viršų. Ir Valkreis klasė 2 litrai. Trečios vietos laimėtojas Vitalijus Žiskalės. Vitalijus pišė emocikai, man laikiškai nesureguliuoti ateities standartai. Jie mūsų visą nuomą laikiškai. Чуть-чуть мы перепутали. Рейд. Стрельник. 2 место. Ir Valkreis 2 litrų klasės nugalėtojas Vilius Kiniulis. Geras šių metų derlius, ar ne? Antrosios vietos laimėtojas Augustas Pudžiuvelis. Ir Valkreis AVD klasėje R+ AVD klasės nugalėtojas Karolis Valančius. Komandinio apdovanojimo. Komandams Začiotėje. 3 vietą BBR Racing Latvija. Antroji vieta Žemaitijos kroso taurėje. Komanda nugalėta. Komanda antrosios vietos laimėtoja Biržų ASK komanda. Ir komandinės įskaitos nugalėtoja Žemaitijos automobilių kroso taurėje atvyko Kupiškio automotosportas. Šeitesni, mes pablatus rado visi. Ja, tai Kupiškio automotosportas. Komanda nugalėtoja. Apie ją kalbėjome. Elkit normaliai, pasišiaukim.
dabar ar abu vienoj klasėje važiavot ar skirtingose? Vienoj. Ir kaip konkurencija tarp abiejų? Dabar va susėdę gražiai šnekat, o kaip trasoj buvo? Tai mes kaip tik arklius ir skaičiuojam, kad tas velnės labai netoli manęs buvo arklių, tai ryškiai mažiau turi. Supratau, o tai kaip dabar, ką kitiem metam planuojat? Galandais jau man pasaka kaip galanda. Tai pagalas čianai. Planuojam biškį daugiau, kad Vytautą dagint. Supratau, o kėbulą tą patį pasiliksi, ar jau... Galvojam kitą, bet galvojam, kad palikt tą patį, kad būtų didesnė intriga ir daugiau arklių atsukti. Supratau, o kaip tau aplamai va šitas sezonas? Tu pradžioj sezono turėjai porą įvykių, tokių galbūt kažkiek tai ir skausmingų, kaip pavyko atsistatyti po jų, nes galutinis rezultatas tai ganėtinai neblogas, vis tiek ant įrodymą užlipai. O kaip aplamai pačiam? Tie įvykiai nebuvo skausmingi, buvo labiau, sakyčiau, pačio klaidos padarytos, stiprios. Bet čia kaip neįgūdusio tokio vairuotojo pasakyti. Bet visas sezonas kaip ir normaliai, o daugiau viskas kaip ir gerai. Tai labai gerai. O tau, ką tu planuoji? Negalima sakyti planų, nes paskui ten... Bet užuomina kokią duok. Užuomina tokia. Jeigu šiemet į čempionatą išvažiuodavau pasitreniruoti prieš Aukštaitiją, tai norėčiau, kad kitais metais išvažiuoti į kažkurio šalies čempionatą kaip pagrindinį, o Aukštaitiją, sakykime, palikti biškį. Supratau. Ačiū jums abiem, labai сėkmės. Вот прошел сезон, да? В командном зачете вы заняли 3-е место. И Team Racing, не, как у вас правильно? IP Racing Team, да. И как ваши впечатления вот этого кубка, вот всего сезона, что проехали, все впечатления? Вот. Ну, ладно. Было трудно, очень техника непослушная была, так что не было тот вариант, что не шла как надо. Сначала было все хорошо, а потом уже понемногу не хватили силы. Есть на следующий сезон уже сделаешь машину с получше. новым силам, с новой техникой. Будем делать получше. Вчера были у вас награждения тоже в Латвийской Федерации АХ Латвия, там и фолк-рейс, и чемпионат. Вы ехали еще в фолк-рейс латвийский? Весь сезон. Весь сезон. И в этом году получилось сколько гонок проехали? Ну так, плюс-минус. Ну, с Латвии, с наш 20, наверное, или больше? Где-то 20 гонок. 3 зима. 7 Фолк-рейс 7, 3 зимние. 3 зимы, 7 vasaras. А пока мы с Валарием Белцем. Так, еще Žemaitija. Да, Žemaitija ехали вы тоже. Да, там тоже, Ну, у нас получилось 10 этапов, получилось литовского, вот это Кубок Кросса. Да. И тогда получается 7 фолк-рейс, 7 этапов. 3 зимы. И 3 зимние. 20. 20. Двидящим варживу. Погорба? Ну, я последний фолк-рейс не проехал. Здоровье не позволял. Чего здоровье? Нормальный пацан. Дедушка, посмотри, то. Будем пытаться на следующий год уже повыше немного. С новыми силами. Потому что есть, у машины потенциал есть. Наши потенциалы тоже есть. Не, ну вот... Как команда сделали на этот сезон тоже. Мне очень приятно, вот, что вы, латыши, приезжаете на гонку, и бывает, что даже в 3 классах едете. У нас, литовцев, это, скажешь ты, вот кто-то захочет в 2 классах, какой-то, знаешь, скажет.
дурак там, что ли? Нет, знаешь, Есть, которые, да. да, вот, вы, латыши, вот я вот именно, что я у себя, когда делаю гонку, я тоже смотрю. Один класс, второй, третий. Ну, конечно, там потом надо сделать, чтобы поменяться, Машину. чтобы бензин заправить, там все, чтобы еще было место, чтобы успеть на старт. Ну да, вот и говорю, что когда ты много едешь, значит у тебя и результат хороший. Я smagu, kai vat Latvijų 20 varžybų suvažiavo per sezoną ir aišku, ir Очень молодец. Даму класс надо. Ну да, даму классе, даму. Собрать литовские дамы, латышские, и надо сделать. В фолкрейсе дамы сколько так? Ну там 8-10 бывает, да? Бывает 15 тоже. Да, тоже бывает. Ну да. Ну, даже когда даме едет, этот посмотреть это можно другое. лучше, чем это. Не, ну знаешь, да. Вот когда я в фолкрейс этот класс появился, наверное, из-за того, что я это делаю на праздник закрытия сезона. И потом только в фолкрейсе этот класс нашелся. Я тоже начал делать класс даму, ну вот когда был этот у нас праздник закрытия сезона. Pas latvius ta folkreise, ta klasė atsirado turbūt nuo mūsų tos iniciatyvos, nes mes pradėjom daryti per sezoną uždarimą даму klasę. Tai вот Латвей, наверное, у вас только 3 года этот дамский класс только есть, да? Я не знаю. Ну не больше. Получается, это второй сезон. Да, но Нет. 4 года не больше, потому что я... 18-й год. Я не знаю, Энди надо спрашивать. Ну да, Она знает. но я думаю, что это пошло от нас, вот, что мы делали даму класс, и тогда я знаю, что потом вот жена Марис Рехтинс, она же у меня начала ехать там, и потом вот я знаю, что потом на следующий год там уже фолкрейс ехала, забыл имя как. Не. Розенштам. Да, Даца Розенштама. Так что вот, наверное, это было начало. Вот, но говорю, что вот у вас в Латвии отсчет побольше спорту дается, не то, что у нас. Вот у вас вечер награждений, это супер. Ну, конечно, мы тоже делали. Не хуже. Очень хорошо. Чуть-чуть, да. А у нас в федерации это конвейер. Тебе кубок дает? Aš žinau, apie ką čia eina. Įjungtum. Это конвейер, тебе дает кубок. Хорошо, если тебя успели фотографировать. И все, ты свободен. Вот нет уважения спортсмену. Я говорю, что вот сегодня мы как семья. Šiandien mes kaip šeima, kaip bendruomenė, tikrai vat, visi šnekasi, bendrauja. Nėra jokių pamirštų vaikų. Jo, bet ir esmė, kad kiti dabar prisižadės, kad važiuos kitais metais. Aš jau iš patirties žinau, kad jau Justinas Mikalauskas, jau viskas, Open 3,5 važiuoju. Tai va, pažiūrėsime kitais metais. Turi golfą nupirkęs. Tai va, čia sakau, va, to ir trūksta. O dabar gaunasi Lietuvos čempionato apdovanojimai, konverijais užlipė, padavė, nei pabendraut, nei nieko. Šiemet tipo buvo repertuarė kitokie pasikalbėjimai su sportininkais, ar kaip ten pavadinti. Tai visi ją pasifotografavo, jeigu ten dar buvo vietos pasifotografuoti, nes, nu, ten aš bandžiau irgi interviu, jim triukšmas didžiausias, nu, nesąmonė, tai ir sakau, turi būti ta šeima, bendruomenė pagerbta, nu, tikrai gražiai, o paskui gaunasi ir paskui sako, nėra dalyvių. Nu, to nebus dalyvių. Gerai čia tik tai. У нас фолкрейс это фамилия. Не, Димен. Ну да, семья, да. 2 сезонов у нас друзья много. Да. Мы с Яунами. Не, ну вот я говорю, что вот когда мы вот так обращаемся, вот у нас тоже получается одна семья. Да. И все знают У друг нас друга. гонки, да, так Да. же.
Надо что-то... Да, детали другому дает. Не важно, что конкурент. Да. У тебя сломалась, а там свою, потом на другом заезде у тебя самого сломалось, нету. Ну значит надо ищи. И вот смысл... Čia bimbinėjai, jau tave tuoj pakalbint reikės. Я помню, что вот когда мы ехали в ралли-кросс, у нас Дэвида Сварейка сломался рулевая колонка, этот усилитель оптика. Все говорят, Саулес, иди, у тебя тут все друзья, наверное, сразу получили. Да, про парку прошел, все знакомые. Не важно, что конкурент. Габренс, да, возьми. Вот. И вот. Но я говорю, что вот так и должно быть. Так и должно быть. Да, и вот говорю, что я завидую, вот у вас все время участников 100, 120, да. В Бауске, вот когда был этот последний чемпионат Латвии АХ, 150 участников. Это, да, это... Ничего. Будет и... Не, ну я думаю, что у нас и у нас будет, и у нас, думаю, что вот если вот, как я говорил, статистику сделали, да, 170 участников, ну вот прошли, вот, ну это тоже цифры хорошие. Конечно, не все могли проехать на всех этапах, но кто-то там. Но может вот это, вот что мы сделали вечер награждений, может их потянет, кубок надо, там посидеть, там все, вот. Ну, может... Šo sezonu arī cik cilvēks piesaistījām, 2-3 taču mēs piesaistījām. Ну да, на этот сезон лотерей человек заново. Новый команда, да? Да. Вот я говорю, что вот такие мелочи, ну, вроде бы, но все равно вот. И вот мне говорю, мне приятно, что вот в Латыши нашим этот кубок кросса, вот и ваш клуб, и ВВ Рейсинг по 3-е место заняли. Они как бы, ну, гости нам приехали, но все равно это... Ну, идем танцевать. Einam šokti. Jo, aš jau girdžiu, kad tai kiek metų jau teisėjaujat? Ir nuo ko viskas prasidėjo? Geriau paklausyt, kiek metų aš tam sporte esu. Aš daug ir važiavęs esu. Ai, daug ir važiavęs esate. Daug ir važiavęs, aš jau panašiai, kaip čia pasakyti, 2000-ieji gal, jo, apie 2000-uosius akmeniai pradėjau važiuoti. Išpradėjau su draugu vieną mašiną pirkom, darėm per pusę, po vieno varžybų staigiai draugų kitą mašiną nupirkom ir važiavau, paskui 2008 metais turėjau stuburą ir paskui teisėjau. Teisėjau, bet vis tiek ruošiaus tą vieną mašiną. Suėjo, galvoju, 50 metų, galvoju, paskutinės varžybas atvažiuosiu. Visą sezoną atvažiuoju, Plungėje buvo pirmas varžybos, atvažiuoju visą sezoną ir nebevažiuosiu. Bet teko pabaigti per pirmas Plungės varžybos, nes turėjau stogą. Rimtą stogą turėjot? Kaip? Rimtą stogą turėjot? Mašinai nieko baisaus, pačiam buvo nemalonu. Gavau, nes nusileidau ant ratų ir gavau smūgį per stuburą. Bet man aš labai ilgai mankštinausi, man nieko nereikėjo, aš išsivaikščiau, įsimankštinau. Ir nuo to vėl pradėjau toliau teisėjauti. Ir po šiai dienai teisėjauju. Ir kiek jau dabar metų teisėjavime būtent esat? Grubiai 10 metų, nes aš kaip iš pradžių, kai važiavau, operacijas nevažiavau, vis tik teisėjavau. Ir dabar po to paskutinę įveikiaus jau 3 metai. Grinai teisėjauju čempionatuose, Lietuvos čempionatuose. Esu buvęs kažkada ir netgi Europos Vilkyčiuose ir Bauskėj. Ir toliau tik teisėjau. Ok, tai sakėt, kad buvot ir Vilkyčiuose Europos čempionate teisėjavęs. Ant kiek labiau esat įsitempęs tokiose varžybose, ar jau visai jokio streso nebejaučiat, nes vis tiek teisėjavimas tai yra labai atsakingas darbas. Aš kai buvau Vilkyčiuose, dirbau startą, ten kažkaip tai turis vieną poziciją dirbau, dabar esu kartu su Sauliu. Saulius man, aš turiu tokią komandiką susibūręs, nu tai va, yra daugiau atsakomybės, komandą pasibūrti, jau susiorganizuoti, kad visi važiuotumėm, dabar jaučiu didesnį atsakomybę. Tai dabar greičiausiai jūs ekstempė ir kaip ir esate atsakingas už teisėjus? Nu, aš daugiau atsakingas, toks esu. Toks mentorius gal labiau? Aš esu
kas tempia, kaip buvo varžybos Akmenė, daugiamis ką Margarita ten styguoja. Aš paprašau, Plungę, komandikė turų, tai Sauliaus susidūrų, priduram Sauliaus, Garždos Itelčius, toks esu, toks dirbantis su savo komandikė, Sauliaus pagelbės, tokia esu. Kadangi turit jau tokią tikrai ilgą labai patirtį ne tik sporte, bet aplamai ir teisėjavime, tai būtent iš tos teisėjavimo pusės gal galėtumėt pasakyti savo nuomonę, kodėl tų teisėjų taip trūksta, kaip būtent pritraukti daugiau jaunimo, kad ar ką jaunimui pasakyti, kad jaunimas nebijotų, sakykime, teisėjauti, kaip galvojat, kas galėtų paskatinti tiesiog didesnį, aplamai gal ne tik jaunimo, bet žmonių įsijungimą iš į autosportą. Nu, čia kažką sunku pasakyti, pavyzdžiui, pas manęs, kas grupelė yra tie teisėjai, daugiausiai yra jaunimo, jiems skirtų, jie šiaip jau visi metuose mes esame, kas akmeniškai važinėjimus, nu, apie yra vyresnių virš 50, yra 30, jaunimo, jiems skirti tik jaunas yra. Nežinau, už to, ką čia pasakyti tam jaunimui, čia turi, kaip sakoma, pateiktų. Čia, sakau, reikia suburti kažkaip, jau kaip tą daryti, aš net neįsivaizduoju. Vieną kitą pašnekinu, jiems nenori, kits nori, nu, yra kas atsiranda, bet labai sunkiai, nežinau, čia... Aš labai tikiuosi, kad kitais metais mes vėl bendradarbiausim su jūsų Extempo teisėjais, nes Plungiai dabar per paskutinės Plungės varžybas turbūt buvo pats linksmiausias teisėjavimas, kokį tik mes esam turėję su žemaičiais. Tai tikrai paliko nežmoniškai gerą įspūdį ir mes patys klubiečiai labai laukiam jau kitų metų, kad galėtumėm vėl pateisėjauti visi kartu. Nu, aš Sauliui sakiau, kai nominaciją gavau, Sauliau, mes taip toliau dirbsim, sakau, mes ne vien dabar susitiksim prie stalo, mes galim susitikti ir dar Stūnėse galim susitikti, ir Krikštynėse galim susitikti Sauliui, sakau, tokia, manau. Taip, realiai, kai atsistoji į dieną po 8, po 9-10 valandų prastovi su tuo pačiu žmogum vienoj vietoj, galų gale tikrai, kad ir koks nešnekus esi, vis tiek pradėsi šnekėti. Ir taip tikrai labai gražių pažinčių ne tik per sezoną, bet aplamai per visus sezonus gali gauti. Tai ką, kitais metais nenustojam, teisėjaujam toliau? Taip, vėl teisėjausiu, sakau, aš galima pasakyti, kur norite, sakau, aš visur važiuoju, aš tik pakviet visur važiuoju. Supratau. Tai ačiū labai, tada sėkmės ir susitiksim kitais metais. Kitais metais. Tai Augustai, papasakok apie savo pradžią. Tai turbūt visų pirma, pati pradžia tikriausiai buvo nuo kaimyno, vėliau Skiniumi. Viskas dabar labai aišku pasidarė. Kaimynas buvo mėgėjas Subaru. Buvo Subaru automobilio mėgėjas, bet jisai važiavo su Mazda. Tai kadangi nieks nevažiavo iš mūsų su Subaru automobiliu, tai nusprendžiau tikriausiai aš važiuoti savo Subaru automobiliu. Iš tikrųjų nieks nepalaikė, nes Subaru senas kėbulas, galingas variklis. Tai mes irgi pradžiai, kai tu išvažiavai kaip pirmą kartą, tave, man atrodo, Plungiai ir pamatėm pirmą kartą tave. Jo, tikriausiai treniruoti, jeigu neklystu, pirmas iki pirmą. Jo, ir tu taip važiuoji ir mes taip bokštelį susižiūrim. Čia Legasis? Čia Legasis? Geras ir dar galvom, bičas spaudžia, žiauriai važiuoja, tai labai džiaugiamės už tave. Tai va, susigavau pirmų kolegas į kėbulą, buvo gautas motors iš Outbacką, 3 litrai, vienu žodžiu. Tai visą šitą dalyką reikėjo padaryti į vieną krūvą. Tai va, pasidarė, viskas kaip ir važiavo, bet tai visi nepalaikė, nes sakė, nelaikys pusašiai, nelaikys ankabas, nelaikys tie visi dalykai. Tarpinės, o tie visi dalykai nelaikys, bet visas sezonas atvažiuots, viskas laikė, baigt sezons su gražia pabaiga, su gražiu finišu ir viskas. Bet pas tave kažkaip pradžioj sezono tu kažkaip labiau laikei priekį, tu tikrai ten... Jo, nes pradžiai sezono... Pradžiai sezono, kaip ir viskas susirinkom, viskas važiavo tvarkingai, bet ant antrų varžybų prasidėjo burbuliavimai, netraukimai, kaitimai, pakeitė motorą. 4 ar 5 ten varžybas, viskas buvo tas pats, viskas buvo iškeista, purkštukai, visi šitie dalykai buvo viskas iškeista, kad važiuotų. Niekas nepadėjo.
Aš tave tikrai tuo ateisiu pakalbinti. Aš tave palaikiau visada. Važiuojam. Bet galų galiausiai nusprendėm pakeisti Kurabaką. Pakeitus Kurabaką visi šitie dalykai išsisprendė, nes paprasčiausiai paaiškinus, mūsų senasis Kurabaks kėlė burbulus, burbuliavo, neužteko kuro vien žodžių. Pakeitus Kurabaką viskas atsigavo ir važiavom taip, kaip reikėjo važiuoti. Aš Subaru klube mačiau tokį Augusto skelbimą, kad vis dėlto Subarikas parduodamas. Jo, šiam momentui yra jisai pardavinėjimas, nes turiu jau nusižiūrėjęs, turiu kėbulą jau kitą, tik tais ieškau kitą variklį. Tai Anas dabar laukia eilėje tampimui, nes kadangi toks buvo, tai Anas atsitampys ir pardavinėjams. O tai dabar variklį 3 litrį, kažkas silpnesnė? O į tą naujai, tai keliaus 3 litris, tik tai 108 kW su vanusais, kas nusimano. Okay. Nes prieš tai buvo be vanusų, senesnis 104 kW, o dabar keliaus 108 kW. Tai va, toks mano kitam sezonui. Toks planelis. Bet važiuosi toliau, nestabdysi? Važiuosi, tikrai važiuosi toliau. Tai dabar irgi kaip finišavai, va čia Ilarijaus irgi klausiau tokio klausimo, nes irgi turėjo tikrai labai rimtą stogą, kai galų gale finišavai ir apsivertei. Ar tavęs tai neišgazdino ir ar tave tai labiau užmotivavo, ar taip, Iš tikrųjų, tas dalykas labiau užmotivavo, kad labiau pasiruošti mašiną tam dalykui. Nes tarkim, ten labiau žiūrėjom į mašinas priekį, amortizatoriai priekiniai, kad tarkim bilšteinai, kad standžiau stovėtų, kad geresnis sukimim buvo, bet nieks nelabai kreipė dėmesį į galinius amortizatorius. Tai čia tame tau ir buvo būtent dėl to? Tai tikriausiai kiek sprendžiam tai jau, nes iš tikrųjų pats, kai vairavau, prieš pat finišą pamačiau vėliavą ir visada atleidžiu gazą. Atleidus gazą buvo stops. Tai čia vienas iš tų dalykų, kad amortizatoriai tikriausiai. Čia tau toks plūgiai, tai geras momentas buvo, nežinai, kur jau ten varžybos pasibaigė, jau tas mašinas finišuoja, jau visi teisėjai jau ten daiktus kraunasi, jau eit ir taip tik tai girdim, reikia stogas ir nematėm, nes jau pradėjom dėtis daiktus. Tai va, tikriausiai atsakysiu tą dalyką, kad reikia mašiną pasiruošti nuo priekio iki galo. Galiniai, amortizatoriai, priekiniai, nepalikti užnugarį į galą mašinos. O tai sakykim, ar turit kur treniruotis? Nes vis tiek tas treniruotės yra... Tai čia tikriausiai yra... kaip ir yra visų bėda, kad nelabai kur turim treniruotis. Turim, tarkim, mes esam iš Tauragės rajono. Tai minėjo, būtent Vilius, kad nuo Tauragės ten kažkur 5 km yra trasa. Ar jums pavyksta tenai treniruotis? Jo. Pavyks, bet tai ten tos trasos sąlygas. Patys žinote, jinai nelabai tvarkoma. Yra šiaip trasa, viskas tvarkoja, bet tai ten nėra tos sąlygų tvarkingai, kad pasitreniruoti. Tai va. Ir dabar jūsų Mažonų, ir tu turbūt jau, kad minėjai, kad esi Viliaus kaimynas, iš Mažonų tikrai šį sezoną jūsų bendruomenė visa liko visiškai, neliko nepastebėta, nes visas palaikymas, atsimenu plungį, nežinau kaip vakar, atsimenu, kai per tribūnas tiesiog atrodo, tu ten toli, kažkokių 300 metrų stovi ir ten Augusto vardas suminė, ar Viliaus, ar kažkieno kito, ir ten pusė tribūnos tiesiog atsistoja ir rėkia. Ar negalvojat kažkaip burtis į komandą, nes jūsų tikrai daug yra ir stipriai pavarėt? Jo, yra tokių minčių, tenai vieni ten banda, kažką ten kurti komandą, ten, tarkim, Mažonas visus suburti, bet tai, kaip čia pasakyti, kiek žmonių, tiek nuomonių. Vieni tenai už vienus nori važiuoti, kiti už kitus, kitų tenai kitokias sąlygas, vienų kitokias sąlygas. Vienu žodžiu, kad ir gyvenam tam pačiam, miestelį, kaimukiai, bet tai, kaip čia dabar pasakyti, ne visiems sueiti vieną. Skirtingas nuomonės, skirtingi visi dalykai, va taip. Reikia gero lyderio. Tai va, reikia gero lyderio. Klubas nuo to tik tai ir prasideda. Tai ką, Augustai, ačiū tau labai, kad pašnekėjai, kad skyrei laiko, linkiu tau kitais metais puikiai suvažiuot, pasiek dar geresnių rezultatų ir nebefinišuoti jau ant stogo. Tai ačiū tau labai. Į sveikatą. Braliuk Latvija, prieka! O! Taip, ir dabar eisime prie nominacijų. Taurėm, kažkas negavo taurės, bet galbūt bus paguoda jam tokia, galbūt kai kam biškį druskos ant žaizdos užbarstysim su tom nominacijom. Kažkas tikrai nusipelnė.
tų nominacijų yra, kur tikrai labai džiaugiuosi, kad tokią nominaciją sugalvojam. Tai ir pradėsime nuo nominacijų. Taip, metų sugrįžimas. Ilarijus Indreika. Šiaip vaikinai buvo labai praeitais metais labai skaudus stogas ir kai darė treniruotės labai ten sunkiai važiavosi, sakė, ir kojas, ir rankos virpėjo ir ypatingai kruota vieta, ne? Tai va, bet smagu, kad sugrįžai, smagu, kad važiavai. Dar kas juokingiausia važiavo čia jau per krosą taurę, per uždarimą. Pučia pirmas užmirštam, kad džokerį reikia važiuoti, svarbu sako pirmas svarbu. Tai kartą sveikinimai, metų sugrįžimas, Ilarijus Indreika. Mėsį nori padaryti. Ir tokia nominacija, kur čia dabar tas mūsų rakelis yra? Čia? Kur? Va. Atvarė jaunas pacaniaukas. Kiek čia rokai? 12 metų? Ja. Tai ir abiejose lygose nugalėtojas. Tai metų proveržį. Rokas Šaptaukas. Bet ko gero, čia reikia kviesti šaknės trenerį, taip? Gyti, ateik, čia tavo indėlis didžiausias. Nu ir dabar klausiam trenerio, ar klauso tas tavo pacanas? Karlas paklaus. Kartais? Jo, kartais. Ko ne visada klausai? Bet kitą tai pasakai, ką čia reikia pjauti trenerį, aš pats geriau žinau, ne? Ne? Na tai ką, palinkėsime sėkmės ir Rokui, ir treneriui Gyčiui. Taip, nuotrauka prisiminimai, metų proveržį. Dabar apie šituos tai papasakosiu, čia su Bajeriu. Matas ir Kostas Šlemaičiai gaila, kad nespėjo grįžti iš Egipto, bet Matas labai senai nusipirko bagį, nusipirko Alsėdynę su homologacijom ir gavosi taip, kad kažkaip tas projektas užstrigo ir šiemet mes jį labai pradėjom pjautą, tikrąją žodžio prasme, sako, Matai, tau kai baigsis ir homologacijos viskas ir tu neišvažiuosi. Tai susirinko bagį penktadienį vakare, tiksliau per naktį iš penktadienio į šeštadienį pabaigė klijuoti, nuvažiavo į Akmenę į varžybas. Nu, ką galvoja, pirmą vietą paėmė, tai toks be galo buvo laimingas, bet įdomiausia dalis gavosi antradienį po varžybų. Grįžta jo brolys iš darbo, Matas ten prie bagio krapštasi, sako, tok man biškį pravažiuoti, nuotaikos kažko nėra. Tai va, davė pavažiuoti, trečiadienį brolys vartą skelbimus, ketvirtadienį atvažiavo pas mane, kreipėsi pas Rapius pas Zyvertą dėl bagio. Penktadienį dar paerzinau, sakau, tai perki bagį, neperki, tipo čia, nežinau, čia neerzink. Šeštadienį važiuoju atskriauklę dirbti, įkelia į čatą bagis užkrautas, pakrautas ir va. Taip ir susirga du broliai dabar, tai va sakau, metų avantūra, tokie papkiautumai kaip išeina. Ką čia tai bagį, ne? Ja, irgi gaila, kad nėra šį kartą Ingos čianai. Turėjo visai renginį sūnaus labai, galbūt dar gal ir atvažiuoti, bet negaliu pasakyti, bet kelinti metai mes darom aistruklei varžybas ir visada apdovanojimai būna įspūdingi. 2 žmonių reikia nusinešti prizą. Tai va, tai sakau, tai metų apdovanojimai, tai va, Ingos Ladans ir Lyzartas Sportas. Tai ko gero kalbėsite, ne? Pirdanys, Ingos. Ir tokia pat situacija gaunasi
Šiemet labai nustebino ir labai skanūs prizai buvo. Tai Margarita Skabeikienė, Extempa klubas. Ačiū jums tikrai už dovanas. Tai metų apdovanojimai irgi. Ir aš kaip sakau, klausos ant kelių. Tai tikrai didelis sveikinimai, labai pačiai organizatorė, kad irgi nori žodį tarti. Tai ką, visų smagiausia yra, kad atvykstat į varžybas ir pamatykit tokį būrį šiandien, kuo daugiau reikia, kuo jūsų daugiau atvykstat į varžybas, tuo smagiau organizatoriam. O paruošti prizus nieko čia nieko daug nekainuoja. Biškį iškepi, biškį išspaudė ir jums gerai, ir mums smagu. Tai va, tikrai buvo žaimus prizai. Dar kartą sakom, ačiū. Palauk, kas tą turi? Vytautai, nepavydėk. Nematė. Ja. Jauniausias. Ir turime kroso taurėje jauniausią dalyvį, samį молодой участник. Ūgis Vaisnis. 9 metai vaikinukui, tai jeigu taip sąžiningai, tai tetė sakė, tavrus startuoja visada iš galo, bet ką jūs galvojat, paskutinėse varžybose nebereikėjo iš galo, bet ir dar prizinį vietą paėmė. Tai dar kartą sveikinimai. Pats jauniausias dalyvis. Na, jeigu turime jauniausią dalyvį, tai be abejo turim ir vyriausią dalyvį. Tai aš kaip sakau, sodrai tai yra nuostoliais tokie pensininkai, kurie dar tikrai smagiai gazuoja. Tai vyriausias dalyvis 68 metai ir jis dar vis pasiūtė Vytautas Skabeikis. Tikrai visi aplodismentai. Ir dar su bagiu, bravo. Man tik 18. Sako, man tik 18. Kur ta muzika, kur? Man tik 18, ar ne? Tai Vytautai dabar sakyk, kiek metų dar planuoji dalyvauti? Tiek, kad jaunys prasideda. Mes jau spalvažiaus, kasminė dėžė bus. Kasminė dėžė, vadinasi, Extempa Transfer, gyvos Alytus atvažiuoja. Tai dar kartą sveikinimai tiem išvykėliam pensininkam. Anūką juoli. Jau bandai žodžiu magijai. Jis žino, kad Mykolėms važiuoja, šiemet tik bravo į Superbagius. Tai va, matot, va čia, kur serga šeima tą lygią autosportą. O čia tai turime. Kiek čia mes turime valandų, aš tuoj pasakysiu. 17, kaip čia? Čia ne 6. Dar anksčiau atsuktas laikas. A, nes? Dar anksčiau. Ja, dar tik pusę 7. Tai va, klubas, kuris, turi savo laiko juostą. Prieš varžybas Dainiai skambina, sakau, Dainiau, 8 valandą, sakau, man reikia, kad būtų technika visai jau atvažiavus. Jisai sako, 9 valandą bus gerai, ne, palauk. Nu, sakau, Dainiau, 8 turi būti. Ir kaip jūs galvojat, kelintą techniką suvažiavo? Po 9:15. Tai va, mes primetėm visą valandą, pas juos laiko juostą skiriasi 1 valandą. Tai va, ta laiko juosta, čia žiūrėk, aplink yra Biržų laiko juosta. Ir valandą jūsų.
Čia šitas, nes ten laikas, sakau, kitoks, ne Europos laikas, ten Biržų laikas. Ir tarp kitko šiandien Raimundas lygiai taip pat. Sakau, Raimė, kelintą čia atvarom, reikia muziką pajungti, čia viskas. Nu, tai sako, dar Stėmantą turiu užsinūrę, sako, betonkė užmaišęs, išmūrį, tada atvažiuoju. Tu tarim pusę dviejų, tai atvažiavo ten gal prieš 2. O paskui, kada jie apdovanojimas atvarė? Pusę 4 gal jau dar nevėliau jau skambino. Jie pavargė, sakė, ja. Tai žiūrėjau, pas Biržas, ne, į varžybas nuvažiuosi, žinokit, kad ten valandą laikas skiriasi. Jo, va čia irgi įdomi nominacija. Metų komandos dizainas. Pradėsim nuo Vytauto, bet ten dizainerė buvo turbūt Monika. Važiuodami pas Gediminą į gimtadienį jie suprojektavo, kaip turi Civikas atrodė. Tai buvo grupėje, ne? Ten prieblanda į telefoninį maikę, čia tokia spalva, čia taip. Tai va, ir gavosi toksai nuo Vytauto, tada ir Matas, ir Kostas Šrimaitis, ir Danis. Tai va, jeigu žino tą margučius toks mūsų tipo ale karo imitacija, tai Vytautai, tau nominacija. Aniem Bernam, kai grįž iš Egipto ir bet pastanų, reikia čia pats nesuprantu. Taip, prašau. Sveikinimai. Na, tikrai, jeigu žinot, Rokiškio ralio organizatorius Kryžauskas irgi... Būdėlės įsėdėjo ir sugalvojo. Prie būdėlę pasirodo geras idėjos gimsta, tai reikia kitą kartą ir pavartoti. Tai va, metų komandos dizainas ir Matas Šrimaitis, ir Kostas Šrimaitis, ir Davis Valiukas. Tai va, tie 4 automobiliai, kurie vienodai išmarginti. Ir dar vienas dizainas, tikrai pati gražiausia mašinytė buvo metų dizainas. Ugis Vaikytis. Kaip pradėjo Honda varžybas, taip ir veikia gražiai. Самая красивая машина. Ну, это, наверное, папа много работает. Да. Ну, результат. Результат есть. Так, когда. Заигрывай. Да, jeigu graži, tai ir žinai, kaip sakau, graži mašina greičiau važiuoja, ypač ėriukai gerai važiuoja, ne, Civikas, ja. Tai, tie kur tie mūsų metų strategai, pasirodo ir tokių būna. Taip, metų strategai. Tai va, ir čia gavosi, paskutiniam Aukštaitijos kroso etape tie 2 vyriokai, Gediminas Ašakėnas ir Raimundas Kukelys, paskaičiavo, kad jų nieks nebegali aplenkti ir jie tampa savo klasei tais nugalėtojais. Bet jie suteikė šansą kitiems užteikti ant podiumo, o jie sustartavo galingesnėje klasėje Super 2000, pasimatavo jėgas kitam sezonui, nes ir Raimundas, ir Gediminas kitais metais į Super 2000 klasę išeina. Tai metų strategai, Gediminas Ašakėnas ir Raimundas Kukelys, prašau čia. Kaip suprantu, su laikinėse orientuojate daugybę tankų degrimo. Taip. Girdėjau, Gediminas gerą modelį nusipirko, taip dabar sunku bus padaryti. Tai va, metų strategai, Gediminas Ašakėnas ir Raimundas Kukelys. Čia. Na va čia tokia, kur galėjo jos ir nebūti. Aišku, čia ne šitą variantą pasiekmės. Dar už šitą nuotrauką dar gaus atskirai. Bet va tas dalykas, kuris nuo sporto yra griežtai draudžiamas, tai nutiko Gargžduose.
reikėjo patuduoti, ten biškai prisidudavo. Tai bandė ten arbatytės, kavytės. Bet žinokit, aš turiu gerą patarimą. Žinau, kad iš dabartinių ralio meistrų irgi ir mineralinį gėlę, ir krosą bėgo, ar kažką kyšę, ir ten gavęs 11. Tai metų promilę čia jau garsiai nesakau, tik Egidijus Grigaitis! Čia biški grūstas ant žaizdas, biški. Šiandien vartoji? Tradicijų nekeičia. Egidijau, tek grįžt. Patvirtina. Ir šiaip, Egidijau, va šitas tavo stogas, mano teisėjas įkėlė į TikToką, sakė, 1 milijonas peržiūrų suvirš, tai šiaip kaip ir žvaigždė tapai su tavo šituo stogu, bet geriau tokių žiūrų nebūtų, tai metų stogas, Egidijus Grigaitis. Jo, 10, palaukit, dabar kas šiai galime fotografuoti? Jo, daug sumonai kažkaip, instruktažą pravedai. Tai jo, metų mėtė, tikrai, kur visas varžybas fotografuoja, šiandien irgi čia dirba. Ir apdovanojimų nuotraukos lygiai taip pat bus čia pas jį albumai keli, nežinau, jau man pradėjo kelti. Taip, ir einame prie pertraukėlę darom. Ne? Ne, nedarom. Visi užsivedę labai gerai. Sekantys toliau. Oi, čia papasakosim. Oi, ta šaryta. Kur čia tas mūsų, ja. Mes kaip sakome, nu vis tiek, turim papilti grįžti druską ant žaizdos. Ir žinot, Osvaldas visada pripratęs Plungės trasoje važiuoti treniruotis išlygintoje. Ir kada buvo paskutinis etapas Žemaitijos kroso taurės, jam tik kelias pravėžęs buvo, jisai ten ateis ir Edlaimai ten aiškina, kad čia negerai, čia negalim važiuoti, bet kažkodėl Baziukai važiavo, tas pats Danielis Rašanys važiavo ir buvo gera trasa. Tai mes ir juokiam, sakom, turbūt nevažiavo jisai dar Brengulę ir pas Miltinei. Tai metų ašaros, Osvaldas Petreikis, nu tokia, gal paimsiu ten sportas. Ir perdo, kad jis nelaidotų, pasakyk, krosas tai yra bekelė pusiau. Tai, va, čia turime metų podiumą. Jo, tai Aidas Grabauskas, metų podiumas. Tai daugiausia šiemet lygas ant podiumo sportininkas, Kalavit lygas, suvažiavo, turbūt gaunasi daugiausiai varžybų, bet šiaip nepanašu, kad jis toks atkūrus, taip ant podiumo turėtų lygti, ar čia BMW kažkaip, susinervuoja ir mini iki patagėja, tai metų podiumas, Aidas Grabauskas. Merginos, žinokit, už 15 minučių prasidės normalus striptizas. Čia tik pradžia buvo. Metų investicija. O čia dabar atrasim tą metų investiciją. Taip.
Nojus važiavo, metų investicija, Nojus galvota. Nojus važiavo tokio jau senu bagiuku ir pamatė, kad nebekonkurencingas. Tai kiek ten tų eurų išleidži, dabar pasakyk, ar ne? Čia ne, gal tik nesakyk, aš žinau, paskui ten tėvai išgirs, a ne? Bet... Nesvarba? Tai kiek? Yra porą 7. Porą 7. Tai va, tai metų investicija. Nusipirka naują bagį, Nojus galvotas. Šiaip kitas investicijas, tai geriau garsiai nekalbėti, iš patirties sakau. Na ja. Šiaip aktyvus vaikinas netilpių Facebook, šiaip ir organizuoja ir varžybas, ir tikrai geras organizatorius. Tai metų Facebooko lenktynininkas Edvinas Miknius. Gaila, kad šiandien nėra. Tai kiek žinau, ar šiandien turėjo testuoti BMW Vilkyčiuose. Tai va čia tai turime metų iššūkis. Čia, jeigu žinot, tais D'Artagnaną trijų muškietininkų laikais mesdavo pirštinę, tai Lėja Vareikaitė metė iššūkį. 14 metų mergina metė visiems vaikinam iššūkį. Automobilių kroso Korėja 2 litrų klasėje iš 16 dalyvių antroje prizinėje vieta, tai tikrai neužkalma. Tik 14 metų, kas bus jeigu 16, kad tai bus pavėsėje, man atrodo. Tai va, metų iššūkis, Lėja Vareikaitė. Aišku, metų debiutas. Metų debiutas priklauso Adrianai Breiterytei. Atvažiavo į varžybas. Lygiai taip pat atvažiavo į varžybas, kaip pirmas varžybas ir laimėjo 3 vietą. Tai sveikinimai dar kartą. Mes pasiruošęs išlaidauti grįžtant pilienę padarai eurų. Sivykas, tavo sezonas nukytas pašaunus. Teatrai viešai prisižadėjo čia eurų skirti, tai važiuoti kitą sezoną. Nu va, kaip smagu. Adrianai ir atrašęs man, galėtų sutelkę vartotojai, gali vairuoti, na šitų neprimuos, nebus metų promilių. Dar kartą, metų debiutas, Adriana Breiterytė. 12. Adriana 12 metų, jeigu nesaklysiu, taip? 11, tai va, 11 metų, šiaip į G6 junior klasę atvažiavo ir taip gavosi, kad pirmose varžybose ir 3 vieta. Metų finišas. Nu ir pasakykit, kam po finišo reikia daryti fejerverkas ir daryti ant stogą? Nu kam taip reikia? Netyčia? Metų finišas. Subaru stogas. Augustas Budžiuvelis. Šiaip kaip finišuoji, apvažiuoji per mes ratą, tau visi majuoja. A ne, jis sugalvoja fejerverką, stogą padaryti. Tai dar kartą sakau sveikinimai, bet geriau žinok, po finišo apvažiuok per mes ratą, bet nedaryk stogą. Ai, aš sakau, gal bedam. Tai visi už vieną suimkit. Ja, imkim taip, visi 4. 1, 2, 3. Tai va, dabar jau galim tortą valgyti. Kas norit saldžiai, kviečiam čia, Margarita papjausti. Tortas tikrai skanus, medaus tortas. Taip, kad... Labas, Adriana. Tai tau šiais metais buvo pirmos varžybos gyvenime? Taip, pirmos varžybos. Važiuodavo tik tais treniruotėse.
Tik tais treniruotėse, tai kažkokios patirties prieš varžybas dar turėjai susirinkus. Jo, turėjau. Ir kaip aplamai sugalvojai pradėti važiuoti, nes tau, kiek minėjai, tau 11 metų. Tai papasako, kaip patėjai į šitą sportą. Tai 7 metų mes kartu nuvažiavom su tėčiu pažiūrėti varžybų. Ir po to laiko kiekvieną sezoną važiuodavom pažiūrėti varžybų. Ir praeitais metais sugalvojau, kad aš irgi noriu. Tai taip ir buvo, susitvarkė mašiną ir pradėjau važiuoti. Okei, tai tėtis tiesiog tave pilnai aplamai šeimos palaikymą viską turi? Jo, nes man tėtis yra mechanikas, tai sutvarko mašiną. O, tai labai gerai. Tai koks aplamai jausmas buvo stovėti pirmą kartą starte? Dar tokioj šiaip ganėtinai sudėtingai klasiai važiuoji. Koks jausmas buvo tau pačiai prie starto stovėti? Labai buvo baisu. Labai baisu buvo? Jo. Ir kaip išėjo, ar ta baimė praėjo, kai tiesiog startavai, ar visas varžybas važiuojant tiesiog buvo toks jauduliukas? Po starto išvažiavus, viskas gerai, bet jisai kiek stovi startą labai. Supratau. Tai ką planuoji dabar kitais metais? Greičiau važiuoti. Greičiau važiuoti, bet važiuosi jau pilną sezoną, krausiesi patirtį, kiek galėsi. Supratau. Tai ačiū tau labai ir labai linkiu, kad tau kitais metais pasisektų. Ačiū labai. Ačiū. Tai noriu papasakok apie savo bagio istoriją ir patirtį, kurią turėjai prieš tą bagį ir aplamai, kodėl gavai tokią nominaciją, kokią gavai šiandien. Tai viskas prasidėjo nuo vaikystės, tai važinėjau ir su keturračiu nuo 6 metų. O tai pasirado, važiavom į Kauną nusipirkti ten bagio savo darbą. Taip gavos, kad nusipirkom automobilį ir ruošiam pagaminti sportinį. Skabeikienė, Margarita Askextempo komandos vadovė pasakė, kad turi rėmą. Nusipirkom, padarėm pirmąjį bagį 22 metais ir išvažiavom. Nieko gero, ten nesigavo, bet tai pirmą vietą pasiėmiau. Bet bagiai kažkaip, kiek teko pastebėti šį sezoną per varžybas, kad yra ganėtinai tokia gendanti, jautri technika, kad tie gedimai kažkaip jiem ganėtinai nesunkiai atsiranda palyginus su automobiliais. Tai kas tau pačiam buvo su tuo pirmu bagiu, kurį pasigaminot? Tai čia jau buvo mūsų klaida, kad neišardėm variklio, pats nepatikrinę. O taip, Britos varikliai skiriasi nuo mašinos, tai jie yra jautresni ten, apsukom, ten viskom. O taip tai sakau, mūsų klaida, kad neišsardėm, o ten buvo likučiai sankabos, viskas pakilo ir užkalė variklis, tai sezono pabaiga taip įgavos. Bet dabar jau pasiruošę, jau kitam jau laukiam. Tai jau laukėt, jau pilnai pasiruošę, ar dar namų darbų žiemai yra likę? Ne, jau viskas. Ne, jau viskas jau paruošta liek. Tai kitais metais ir planuoju turbūt irgi cross taurę suvažiuoti. Viską jau yra susiruošę, jau į čempionatus planuojam ir į mažuosius tiesiog. Į Aukštaitijos ir Žemaitijos. Lauki? Taip, laukiu. Jau labai norisi važiuoti. O tai dabar šitas bagis palyginus su praeitų bagiu, gal jisai galingumu skiriasi, sakykime, kažkuo? Galim sakyti, trigubai galingesnis. Trigubai galingesnis. Taip, nes prieitam ir buvo ir mašinos variklis, ir galų varomas, tai visiškai skirtingas vairavimas. Ir sunkesnis, nebuvo tokie pašokimo į viršų. Dabar su šito jau labai lengvai vairuojas viskas. Tai labai gera. O treniruočių turėjai, nes vis tiek, jeigu sakai, kad 3 kartus realiai galingesnis bagis, ar nebus sunkus sezoną pradėti? Kai tik nusipirkau, tai vieną treniruotę pasidariau, į tai sugedo, susitvarkėm ir išvažiavom tiesiai į Telšius. Ir kaip sekėsi Telšiuose? Gerai, pirmą vietą. O, tai sveikinimai. Tai tikiuosi, kad kitais metais tada tau irgi tikrai sėkmingas sezonas bus.